Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien pas mus laidoje šviežias idėjos su Lidl karaliaus silke. Pradžiai susipjaustysime silkę. Silkę susipjaustome gabalėliais. Kvepia pušynai, kvepia šilojai. Silkę dedame į indą. Antras ingredientas šiame recepte yra mangas. Mangą susipjaustome kubeliais. Toliau susipjaustome melioną. Išsiemame sėklas, nusivalome odelę ir susipjaustome kubeliais. Svogūną susipjaustome pusžiedžiais. Ką pasidarysime dabar, tai mūsų marinatą. Į priekaistuvį keliauja vanduo, cukrus ir actas. Marinatą užverdame. Mūsų marinatas paruoštas, belieka jį šiek tiek pravėsinti ir užpilti ant mūsų silkės. Viską gerai pramaišame. Silkę su vaisiais sudedame į plastikinį indelį. Indelį uždarome ir dedame į šaldytuvą pasimarinuoti per naktį. Mūsų silkė jau paruošta. Šį patiekalą savo šaldytuve galite laikyti 10 parų. Na, o su manim pasimatysite šviežias idėjos su Lidl per TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.